Sausio 13 prieš 25 metus man buvo tik 6, tačiau aš puikiai atsimenu tą naktį, kai mano mama drebėjo prie televizoriaus, o mano tėtis buvo parlamente. Ten jis pragyveno beveik 3 mėnesius, grįždamas namo tik kartkartėmis nusiprausti po dušu ir pasikeisti drabužius. Man taip pat teko šitą patirti per sausio 13, kadangi mano tėvai pasitarę su kitais kolegomis nusprendė, kad mums su sese būti Vilniuje nesaugu ir mes buvome autobusu išvežtos keliems mėnesiams pagyventi pas močiutę Ariogaloje. Dėl to iki šiol menu, kaip piešiau piešinį apie sausio 13, kuriame pavaizduota Loreta Asanavičiūtė, ir tą dieną išgyvenau iš tikrųjų nevaikiškus jausmus. Tačiau iki šiol manau, kad ta diena mus daug ko išmokė. Svarbiausias dalykas, kurio niekada neturėtume pamiršti, kad tik kartu stovėdami valdžia, piliečiai, žmonės, visi prie televizorių galime apginti savo laisvę ir iškovoti tai, ką dabar turime. Niekada to nepamirškime ir kasdien branginkime tai, ką gavome brangiausia – laisvė, kuri neperkama už pinigus, už ją mokama krauju.